Labas Gabriela, labas Alejandro, labai smagu Jūs matyti. Šį kartą Vilniuje, Lietuvoje. Pagaliau, nuo Amerikos iki Vilniaus. Mes susipažinom tiksliau su Gabriela ir Alejandro būtent pasaulio lietuvių jaunimo kongrese Amerikoje. Labai manęs sudomino būtent Gabrielos ir Alejandro istorija. Jūs esate gimę Venezueloje. Taip? Teisingai. Ir visai neseniai, palyginus, atvažiavote gyventi į Lietuvą. Taip. Miestas, kurio pavadinimas yra Naguanagua. Naguanagua. Labai sunkus pavadinimas. Bet mes čia gimėm tenai, bet visą gyvenimą užaugom ir gyvenom San Diego. Iš Lietuvos buvo mamos seneliai, tai yra mūsų proseneliai. Ir buvo 3 iš 4. Tai reiškia mano mamos močiutė. Ir 2 seneliai buvo iš Lietuvos. Tai va, dar 3 močiutė buvo iš Urugvajaus, tai ten irgi visa istorija, kaip jie keliavo į Urugvajų, tai va, taip gaunasi. Jūs kalbėjote lietuviškai šeimoje? Visiškai ne. Mes turėjom tam tikros tradicijos, tarkim per Velykos, nudažyti tos margučius ir tada padaryti tą konkursą ir dar kelių patiekalių ir taip toliau, bet kalbėti namuose lietuviškai ne. Nekalbėjote. O tėvai jūsų žinojo lietuvių kalbą? Nežinojo. Mano mamos mama žinojo, tai buvo paskutinis žmogus, kuris kalbėjo lietuviškai. Mes žinojom ačiū, labas ir kava su pienu, aš bent asmeniškai. Kaip dabar mes kalbame? Nebuvo. Bet jūs nuostabiai dabar kalbate. Ačiū. O kokia buvo istorija prosenelių, kad jie emigravo į būtent į Venezuelą? Sakyčiau, kaip ir dauguma tų metų kaip lietuvių dėl karo, dėl okupacijos, tai jie tiesiog norėjo ieškoti geresnio gyvenimo. Tai buvo iš karto Venezuela ar gal kažkokia kita šalis? Urugvajus. Kalbant apie tą migracijos bangas, jie bandė patekti į Ameriką. Taip. Bet ten būdavo kažkokia ten kaina, įėjimo kaina. Pavyzdžiui, mano šeima, žinau, kad turėjau mokėti apie $50, ką jie tikrai neturėjo. Ir dėl to daugelis nuvažiavo į Argentiną, į Urugvajų, į Braziliją. Nes ten nebuvo kur mokėti. Tai vat mūsų į Urugvajų ir ten labai panašu į Lietuvą, maža šalis, 4 sezonai. Gal ne tokie drastiški kaip ir čia, bet ir kaip sako Alejandro, labai didelė bendruomenė. Urugvajų buvo kažkokia politinė padėtį labai sudėtinga, man atrodo, diktatūra pradėjo ten. Tai tada mūsų senelis nusprendė keliauti į kitą šalį. Ta šalį buvo Venezuela, nes jis turėjo darbą, ne? Jo, surado darbą per lietuvių bendruomenę. Mano mama jau buvo gimus, buvo 6 metų ir su 2 vaikais nusprendė dėl politinių situacijų išvažiuoti į Venezuelą. O paskui mes dėl politinių situacijų į Lietuvą. Kai tenka kalbėti apie savo istoriją, visą laiką sakau taip, mano proseneliai buvo iš Lietuvos, tada į Urugvajų, Venezuelą, tada vėl į Lietuvą. Jaunasi kaip ratas. Kokiagi buvo ta vaikystė Venezueloje? Daug veiksmo, daug karščio, Daug keliavimo. Daug keliavimo. Keliavimo, nes Šalies vidui. Šalies viduje. Ten yra tokia sala. Margarita. Tai mes, ačiū mamai už tai. Tai kiekvienos kalėdos mes važiuodavome į Margaritą, tai labai patiko. Lyginant, mes gyvenom labai gerai. Mes lyginant turiu menį su po to, kaip gyvenom, kai situacija suprastėjo. Kai aš pradėjau jausti situacijos ten šalyje, niekad nejutau, kad, pavyzdžiui, neturiu ką valgyti. Aš noriu valgyti, neturim ką valgyti, nesijauti taip niekad. Nesijauti, kad trūko maisto, kad trūko resursų, nepaisant to, kad šalies viduje trūko tų dalykų. Mano mama kažkaip magiškai sugebėjo išsisukti iš situacijos ir tiesiog mūsų pastatyti. Neparodyti to, kad yra kažkokie sunkumai. Ir dar nežinau, ar verta paminėti, bet reikia turėti omeny, kad mama buvo viena. Mano mama, pavyzdžiui, jinai pasakodavo, kad jinai eidavo į tuomet Venezueloje vykstančias stovyklas, lietuvių stovyklas. Ir ten irgi sako, kad kunigas pats ir eidavo ir nuveždavo juos ir žaisdavo su jais. Ir kai mes gimėm ir mes užaugom, tai mes irgi buvom įtraukti į bendruomenę. Tai mes buvom apsirengę lietuviškas drabužiais taustiniais. Namuose kepdavom nudytos, o tai reiškia? Šagarėliai. Jo. Nudytos. 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 Žagarėliai.
Nu, nes atrodo kaip tie... Taip, Nu, taip, mes taip. galvojam, kad čia yra mūsų šeimos atskira receptą, tai pasirodo ne. Ne, atrodo, kad ne. Kugelį valgydavom, Šitas ar kaip tie bulviniai. tai bulviniai blynai tiesiog cepelinai. valgydavom jo. Ta prasme, jūs visą laiką žinodavot, kad jūs priklausot, kad jūsų kelmė šalia, visada lietuviškumas kažkur šalia būdavo. Mes kažką taip? daugiau buvom negu paprastai Venesuelai. Jo, tas jo, labai jautėsi. Ir jautėsi mūsų irgi, kaip su pusbroliais pusseserėm, iš šeimos narių mes daugiausiai, mama daugiausiai kalbėdavo, nuveždavo apie tai, apie lietuvybę, apie Lietuvą. Daugiau. Jo, tai 98-ieji prasidėjo, kai atėjo į valdžią, o realiai ta situacija pradėjo blogėti. Kai man ten buvo 10-11 metų, aš atsimenu, aš iškojau stipendijų užsienyje moksleiviams, kad aš galėčiau išvažiuoti. Sako, mama, išvažiuojam, sako, ne, nėra taip lengva. Ir tai blogėjo ir kai mums buvo, kada buvo, kiek metų, mes nebėjom į mokyklą, nes buvo ten uždarytos viskas ir buvo raušės ir buvo ten... 14-12. Jūs netgi negalėjote eiti į mokyklą, taip? Jo, ten Nes, buvo... tipo, jo. Nu, neėjom į mokyklą ir mama, atsimenu, sėdo su mumis ir sakė, skaitot knygą visą dieną, ta prasme, kai manęs nebus, aš būsiu darbe, nes jūs turite eiti į priekį, ne atgal, turite progresuoti, ne egresuoti. Į Venezuelą atvyko tokia graži panelė, vardu Jurgita, kuri atvažiavo dėl meilės istorijos. Susipažino su mūsų bendruomenė, tada pradėjo dėstyti šeštadieninės pamokėlės, lietuvių pamokos. Tai buvo sukurta šeštadieninė mokykla. Buvo sukurta dėl jos dėka. Jo. Tai mes tada pradėjom lankyti tos pamokos. Da, gavo pakvietimą dėl stovyklos, užsienio stovyklos, užsienio lietuvių stovyklos vykstančios Lietuvoje. 2 savaičių, sako, gavom šitą iš švietimo ministerijos, ar norėtumėt, ar galėtumėt. Sakom, nelabai, nes mums patiems reikėdavo susimokėti. Tai mes prašėm, tiesiog su Jurgitos pagalba, mano mama prašė, kaip sakant, pagalbos, ekonominės pagalbos ir jie sakė, gerai, mes finansuosim, bet ne 2 savaitėm, nes neapsimoka. O metams. Metams. Venezuelai dažniausiai yra saulė ir lietaus. Tipo, amžina vasara, kitaip sakant. O Lietuvoje turim tokius gražus 4 sezonus. Tai tie sezonai jūs sužavėjo, kad yra šie sezonai. Jo, kaip pumpurai, tai pavyzdžiui, kaip pirmiausia sniegą pamatyti pirmą kartą pamatę. Geriausia diena mano gyvenime. Taip, Vienas iš geriausių. vienas iš geriausių. Mes pamatėm pro langą. Kiek Toks- sniego? Kiek sniego? Nu. Kiek Nu, va nežinau. tiek, nu labai mažai. Jo, labai, truputį beveik nesniego, žinai. Tai mes pamatėm pro langą, tai bendraujančią langą, tai buvo toks geltonas dangus, o mes, kas čia vyksta, kodėl toks keistas oras, šalta buvo. Wow, Tada ėjom prie būdėtojo ir pasakėm, galėsim išeiti greitai į lauką. Negalėjom, nes jau 9-10 vakaro, negalim išeiti iš bendraujančio. Tai buvom pirmą kartą, gerai. Tai mes išėjom į lauką, ten beveik nieko nebuvo, mes pažiūrėk, angeliuką padarėm, pabandėm sniego seniai padaryti, nepavyko. Nu, nes ten buvo tikrai juokingai mažai. Tiesiog dulkės. Po to po žiemos tai pumpurai, kaip tiesiog pavasarį, kaip viskas pradeda žydėti, man tai buvo labai įspūdinga. Kiekvieną dieną nuo bendrabučio iki mokyklos ten kažkiek rūmė, dar kažkiek kiekvieną dieną matydavo daugiau lapų. Tai aš tokia, pirmieji metai, Nes visą šitą mes matėmės per televiziją, kitaip sakant. Taip intensyviai. O gyvai pamatyti tokius dalykus yra tiesiog nuostabu. Pasilikime čia. Žinai? Kodėl ten nestengtis? Jo, mūsų grįžtam prie mamos, jinai numatė, tada mūsų išsiuntė, ta prasme, mes turėjom dar tokią vieną draugę, kuri mokėsi su mumis, kuri tėvai nesutiko, kad jinai važiuotų į užsienį. Tai mūsų mama išsiuntė dėl to, kad jinai suprato, kad, jinai sako, gal jūs ten turėsit, gal jūs turėsit geresnį ateitį ten, galėsit sukurti ir tada nebuvo, kad gal po metų grįšit. Tai buvo toks labiau, gal pažiūrėsim, kaip per metus viskas atsitiks, bet per metų šalia situacija nesitaiso. Tai mano mama ir dirbdavo per milijoną darbų ir pardavė milijoną dalykų ir pati atvažiavo į Lietuvą. Tada, po mūsų metų, tada jinai atvažiavo į Lietuvą,
pabuvo Lietuvoje 4 metus su kažkiek laiko, mokėsi lietuvių kalbos, ta prasme, eidavo į fakultetą, viskas, kas yra irgi erzina, nes dabar yra kažkokia programa, viskas gerai su ta programa, aš labai sveikinu venesoliečiams turinčias lietuviškas šaknys. Bet tos programos nebūdavo, kai mes atvykom ir mano mama turėjo savo pačiai mokėti lietuvių kalbos kursus. Tai gyvena 4 metus, jinai moko kalbą neblogai tikrai dabar, bet grįžtam prie tos kalbos. Jinai nejautė, kad jinai galėjo viską, ką turėjo menį sakyti. Tos kalbos barjeros, kaip sakant. Taip. Plus čia emocija, žinai, apie darbą, kodėl mama dabar negyvena Lietuvoje, o gyvena kitur. Gal darbas čia buvo sunkus, bet dar sunkiau buvo bendravimas su žmonėmis. Buvo žmogų, žinai, tą ryšį. Grįžtant atgal sutinku su žmonėmis. Nuvažiavom per toli. Truputį paimkim visą temą atgal į klausimą. Jo, su žmonėmis bendrauti jau dabar, galbūt pradedu įsivažiuoti į bendravimą. Tik dabar. Po 8 metų. Jo. Kas yra tikrai daug ir tikrai nėra dėl to, kad nesam pasistengę. Tiesiog manau, kad kitaip yra ir čia reikėjo kažkaip laiko. Jo, bet tas su žmonėm bendrauti kažkaip mūsų kultūra yra labai draugiška, labai yra kolektyvi šalis. Tu bendrauji su nepažįstamu žmogumi. O to prarasti ir visiškai negauti yra sunku. O išmokant kalbos, tai visi kiti problemai išsisprendžia, turint omeny su ten, nežinau, susipratimu. Supranti, mūsų šeimoje visada buvo, mes buvom išauklėti tai, kad reikia prisitaikyti, reikia priimti. Tai vienas iš patarimų, labai greitai pabaigsiu, vienas iš patarimų mano mama davė, kai jūs ateisite į oro uostą, kažkur būsit ir nežinosit, kur eiti, eikite kur visi. Žiūrėkite žmonės, būkite protingi, pagalvokite, žiūrėkite tuos ženklus, sako, eikite kur visi, jau visi eina į tą pusę, reiškia, ten yra išėjimas, taip. Tai mano mama labai atviro mąstymo ir jinai labai skatindavo ir šitą ir nebuvo taip sunku ir priimti kitus žmonės. Kitaip sakant, nebūtų uždarai. Jo, tai iš mūsų pusės viskas gerai, su ta nauja kultūra, kai viskas nieko tokio. Problema atsirado, kai su mūsų kultūra buvo blogai. Ypač tarp paauglių. Sakė, mes per garsiai kalbėjom. Taip. Mes labai aktyvus žmonės, kaip sakasi, o čia nėra įprasta, žinai, čia. Jo, visada būdavo kažkaip keista, kad mes irgi gerai bendraujam tarpusavį. Gal mandagumas irgi, sakyčiau. Jo, to irgi mandagumas. Į nepažįstamą žmogaus arba į valytoją. Keista, kad jūs bendraujate gerai tarpusavį, taip? Mes tarpusavį? Jo, tu pasakei, Gabriela. Nes mes šokdavom kartu, pora. Ir mes kažkaip, mes gerai, mes kaip ir pykstamės viskas gerai, bet mes normaliai bendraujam. Taip. Ir ten pasirodo, kai tiem nenormaliai, ką jūs čia kartu visada. Taip, jūs tik brolis ir sesė. Taip. O aš sakau, taip. O gal jūsų vaikinas ir mergina, o mes tokia. Kokį tą laikotarpį prisimenate? Visgi jūs toli nuo tėvų, taip, labai toli, taip, praktiškai vieni, taip, nemokėdami kalbos, tai čia suaugusiam žmogui tai didelis stresas, o kaip jūs prisimenate savo tos atsiminimus, pojūčius? Mūsų mokykloje apskritai vyrauja slavo šalis, tai buvo kalbama slavų kalbą. Tai rusų, galbūt, kartais baltarusų, ką žinau. Jo, tai viskas gerai su tuo, bet mūsų tada minusas yra, kadangi nekalbam, nesam priimti. Ir kai bandau lietuviškai kalbėti, nes Lietuvoje visi kalba rusiškai, net patogiau. Jo, tai tas labai padėjo ir skatino mokytis kalbos, lietuvių kalbos, nes neturėjom kitos galimybės mokytis. Mūsų lietuvių kalbos mokytoja Aušra buvo ta pirmoji iš lyginamosios klasės. Jinai nemokėdavo anglų kalbą. Tai gaudavosi, kad pirmą dieną mes nieko nesuprasdavom.
Ir tada savaitėm mes viską su Google vertėjo, bandėm kažką daryti. Ir, man tai asmeniškai buvo žiauriai sunku. Kažkaip, nežinau, ten per prievartą kažkaip mokytis. Eiti į polikliniką, nieks nesupranta. Aš negaliu pasakyti, kad jau kažkas man iš tikrųjų yra blogai arba ne blogai, kad jie, negalėsiu iššnekėti. Buvo tam tikrų iššūkių, ne? Buvo tikrai labai gražių momentų, kaip apie tą gamtą mes buvom nuvežami į visas ekskursijas, ten kelionių integracijas, kur mes daugiausia be save, be vieno kito ir mamos mes neturėdavom nieko. Mes be abejo pradėjom lankyti šokių būrelį, ne? Mes tautinio šokius. Chorio būrelį, ne? Dar teko pakeliauti į būrelį. Jo, mes viską lankėm, ta prasme, kad... Tai kitaip sakant, mes lyginant su kitais, ne? Nenoriu lyginti, bet lyginant su kitais, atvažiavom į Lietuvą ir mes iš karto prisidėjom daugiau prie kultūros. Kiti tiesiog eidavo į pamokas, tada grįždavo į savo kambarį, ten pasilikdavo visą vakarį, tada kitą dieną mokyklą. Mes į pamokas, paskui į būrelį vieną, paskui kitą būrelį, paskui repeticiją, paskui namo, paskui ir taip. Tai teko daug patirti. Kitaip sakant, daug durų buvo atidarytos. Šaunuoliai, kad jūs atidarėte tas duris patys ėjo. Jeigu nesiatidarydavo, mes ten pro langą lipdavom, mes tada, jeigu ne tai pro apačią kažkaip, mes visada bandėm kažkur. O jūs čia turėjot kažkokių, nežinau, tolimų giminių, kurie kažkaip padėdavo, ar kažkaip, nežinau. Pasirodo, galbūt yra, ar padėdavo, ar bendraujam ne. Galbūt yra, gal nežinau, nebandėm kažkaip sudaryti tą kontaktą, tai ar gavosi, net, šiaip vienas žmogus, žinom, kur, tikrai mano mama bandė susisiekti su tuo žmogum. Turėjo mūsų pavardę irgi, ten, nežinau, Šauliai, ar... Vėlgi, kažin, ar supranta, gal galvoja, kad čia kažkas random rašo, gal ne, gal... Supratau. Ta prasme, jūs bandėte kontaktuoti, bet nesėkmingai, taip. Jo, o ar paveiks kažkada, šiaip nieko nebeturim. Vienas kitą turite. Ir mama. Taip. Man patinka Lietuva, aš labai myliu ir norėčiau čia pasilikti amžinai. Nesakyk amžinai. Teisingai. Sutinku su tavim. Šiaip aš norėčiau keliauti, niekas nežino, kas bus rytoj. Rytoj keliausiu į kitą šalį ir gyvensiu tenai daug metų. Bet kol kas man čia labai patinka. Dabar kalbant apie mano sesę, nežinau, suradau savo meilę Lietuvoje. Sveikinam, Gabrielai, neseniai ištekėjo. Visų daug problemų su dokumentais, ta prasme dabar, kalbant apie Lietuvą, ar norėčiau čia pasilikti, aš nenoriu sakyti niekada, norėčiau neišvažiuoti, nes, kaip man atrodo, kaip ir tu, mes esam pasaulio žmonės ir šiaip keliauti yra labai smagu ir pažinti kitas kultūras, ir kitus žmonės, ir kitus maistus, ir viskas. Tai yra labai faina. Ar čia yra faina? Taip. Ar čia yra smagu? Taip. Ar čia yra kartais sunku? Taip. Viskas taip. Ar čia norėčiau išvažiuoti rytoj? Ne. Turiu, ta prasme, vyrą čia, ką tik susitokiam. Abudu studijuojam, abudu dirbam, studijuojam ir dirbam. Tai ta prasme, mes kuriam Lietuvai. Mes dirbam dėl Lietuvos, mes dirbam savo. Naudai kažkokią gerą bandom sukurti šaliai. Tai aš dar labai gera. Šokį? Jo, tautinį šoką dar. Tautinis šokį. Jo. Per tuos 8 metus buvote nuvažiavę į Venesuelą? Ne. Ir norėjom. Aš meniškai ne, nes... Ką reiškia ne? Nebuvo galimybių. Aš norėčiau, bet nėra nieko, kad man pririštų tenai, tai labai dabar... O dabar sudėtinga ten nuvažiuoti? Ne, gali važiuoti. Kaip, jo, taip ir ne. Vėlgi, gaunasi tokia sudėtinga situacija. Taip, turim draugus, pažįstamus, kurie važiavo. Reikia daug planuoti. Nes ten vaikščioti gatve, pavyzdžiui, nėra taip saugu. Jau 5 valandą jau namuose turi būti, nes gali būti pavojinga. Arba mašino jau, geriau jau namuose jo. Arba su kažkuo, kur jau pažįsta zoną, žinai, tą vietą. O buvo tokių momentų, kai dar mokėtės, kad mama, ne, vežk mane atgal, negaliu, noriu Venezuelą atgal, kad jau tiesiog širdis verkė, norėjau. O kaip nuvežti?
Pati mama Negalėjo, pirmiausia aš suprantu, kad negalėjai. Dėl to taip. neturėjom tokios minties. Neturėjo. Ne, tiesiog nebuvo kitos išeities. Reikia čia ir dabar būti ir viskas. Mama sakė, bus geriau. O kada, o kaip, Bus dabar geriau. jaučiu, kad pasaulis grūna aplinkui, ta prasme, nes iš tikrųjų kitokia kultūra, viskas griuvo, ką mes buvom užaugę. Nu, viskas keitės. Nu ir ką? Tai varyk toliau, ta prasme, ne pasaulio pabaiga, varyk toliau. Aš manau, kad mes abudu esam, nepaisant to, kiek kartais pavargstam, mes esam labai darbštus, ne tik kalbant apie darbą. Nežinau, ar galima naudoti šitą epitetą, apibūdinant ir kitus dalykus. Jo, ir mes esam tokie dalykai, gal čia yra iš mamos, iš kultūros, nežinau, kur einam į priekį. Teisingai. Tai aš manau, kad, nežinau, Eisim į priekį. sunku pasakyti, ką noriu, nes aš irgi visko labai noriu vienu metu. Ne, gal čia jaunystė, gal čia dar kažką irgi čia galėsim pafilosofuoti kažkada, bet ką aš tikrai esu, ta prasme, žinau 100%, kad mes niekada nestabdysim, jeigu bus kažkokia ten kliūtis, mes ją praeisim, mums bus gerai dėl to, kad mes stengiamės, kad būtų gerai. Jo, visada į priekį, ta prasme, negalvo, kas buvo, nukritai 8 kartus, atsikelk dar, ta prasme, varyk.